priespanas ir vaisius. Turime padėti pagrindą, nes kitaip nieko iš to nebus, nieko iš to nebus tikrovėje mūsų gyvenime. Jei neturime meilės, mes tik triukšmaujame esame, niekas tai mums nieko neduoda. 1 Korintiečiams 13, 4 RANG 8 NASB. Meilė yra kantri, meilė yra maloni, ji nėra pavydi, meilė nesigiria, ji nėra arogantiška. Ji nesielgia negarbingai, nesiekia savo naudos, ji nepiktžodžiauja, nelaiko sąskaitos už patirtą skriaudą, nesidžiaugia neteisybę, bet džiaugiasi tiesa, ji išlaiko kiekvieną pasitikėjimą. Viskuo tiki, viskuo viliasi, viską ištveria. Meilė niekada nesiliauja. Galatams 5, 18 RANG 23 ESV. Bet jei esate vedami dvasios, nesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai akivaizdus, ištvirkavimas, netyrumas, juslingumas, stabmeldystė, burtai, priešiškumas, nesantaika, kivirčiai, pavydas, pykčio priepuoliai, varžybos, nesutarimai, susiskaldimai, pavydas, girtuokliavimas, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jūs, kaip ir anksčiau, kad tie, kurie tokius dalykus daro, nepaveldės Dievo karalystės, o dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, gebėjimas ilgai kentėti su kuo nors, gerumas, malonumas, ištikimybė, švelnumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Romiečiams 12, 3 RANG 10 ESV. Nes man duota malon kiekvienam iš jūsų sakau, kad kiekvienas iš jūsų nemanytų apie save geriau, negu jam derėtų manyti, bet mąstytų blaiviai aiškiai, kiekvienas pagal Dievo skirtą tikėjimo matą. Juk kaip viename kūne turime daug narių, ir ne visi nariai atlieka tą pačią funkciją, taip ir mes, nors ir daugelis, esame vienas kūnas Kristuje, o kiekvienas atskirai vienas kito nariai, 6 turėdami dovanų, kurios skiriasi pagal mums suteiktą malonę, jomis naudokimės. Jei pranašystė proporcingai mūsų tikėjimui, jei tarnystė tarnaudami, kas moko mokydami, kas ragina ragindami, kas prisideda dosniai, kas vadovauja uoliai, kas daro gailestingumo darbus linksmai. Tegul meilė būna tikra, bjaurėkitės tuo, kas bloga, tvirtai laikykitės to, kas gera. Mylėkite vieni kitus broliškai, pralenkite vienas kitą rodydami garbę. Kūnas skirtas būti kartu, būti integruotas, būti vientisas. Dovanos yra praktiškos, jos ką nors sukuria, jos yra dvasinės, o ne prigimtinės dovanos. Šventosios dvasios vaisiai parodo Dievo charakterį, dvasios dovanos parodo Dievo galią. Būdami jo atstovai žemėje, turime ugdyti abu šiuos dalykus. Šventoji dvasia leidžia ir įgalina jūs gyventi iš jos asmens, buvimo ir galios pertekliaus. Dovanos ir dvasios vaisiai tiesioginė prasme yra tarsi jūsų dešinioji ir kairioji rankos, jos veikia kartu, derinasi tarpusavyje, funkcionuoja kartu ir teka kartu, kad galėtumėte tvarkyti, imti ir gaminti daiktus. Taigi, jei viena iš jų veikia be kitos, ji labai susilpnėja. Nerodykite žmonėms savo dovanų, kol neparodėte jiems savo vaisių, dvasios vaisių. Kalbėkite apie dvasinės dovanas, bet prieš tai kalbėkite apie dvasinius vaisius, o prieš tai kalbėti apie meilę. Malda. Brangus Viešpatie Jėzau, mes švenčiame tave, mes tave gerbėme, mes į tave atsiremiame, skelbėme, kad esame tavo sūnus ir dukterys, o tu esi geras tėvas. Šį kartą priimame pilnatvę to, kas, pasak tavo žodžio, esi. Viešpatie, pripildyk mus, iš naujo įkrauk mus iš naujo, atnaujink mus, vėl pripildyk ir atgaivink iš naujo. Mes pasiryžtame priimti tavo gerumą savo širdyse ir gyvenimuose šiandien, net šią akimirką. Viešpatie, mes priimame tavo pilnatvę, malonę, gailestingumą, tavo šventosios dvasios pripildymą ir įgalinimą. Tėv, tavo sūnaus vardu, mums suteikta garbė tave gerbti, garbinti tave ir šventoji dvasia
Būk mūsų mokytoja, būk mūsų vadovė. Suteik mums didžiulę malonę, kad ir toliau mokytumės ir augtume tuo, kas tu esi. Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia Frederiksburge, pastorius Jimmy Pruitt 2024 birželio 2d. Ieškokite jame Dievo. Morkaus 4:35 RANGE 41. Tai keistas ir istorinis metas. Mes matome precedento neturinčius dalykus, tačiau jie suteikia mums galimybių. Žinoma, tai iššūkis ir gali būti painus, bet taip pat ir jaudinantis. Nes, jei Jėzus pavėluos, apie mūsų laikus bus kalbama ir rašoma istorinių dalykų. Ateinančioms kartoms, kad ir kaip būtų keista, tai įdomus metas būti gyvam. Kad ir kokie nerimą keliantys būtų dabartiniai mūsų įvykiai, privalome išlikti įsitraukę į savo kultūrą. Negalime taip nusivilti sistema, kad sakytume, jog tiesiog neisime balsuoti, bet tai blogiausia, ką galime padaryti. Turime balsuoti už tą platformą, ne asmenį, kuri labiausiai atitinka Bibliją ir tai, kas joje parašyta. Galime jaustis taip, tarsi balsuotume už mažesnį blogį, bet neturėtume puoselėti vilčių, kad prezidento asmenyje yra mesijas ar gelbėtojas. Tai neįvyks. Turime vieną viltį Jėzų Kristų, ir Jėzus savo darbą atliks per bažnyčią. Sakoma šventajame rašte, turime pasikliauti šią viltimi, tačiau turime įsitraukti ir dalyvauti, balsuoti ir rašyti savo išrinktiems atstovams. Turime mesti skrybėlę į ringą ir pranešti savo atstovams. Jei jie mūsų neišgės, daktaro Bilo Federerio žodžiais tariant, tyla yra sutikimas. Nepaisant visų neigiamų naujienų pastaruoju metu, Dievas juda mūsų šalyje ir visame pasaulyje. Didžiuliais būdais. Dabar karalystėje vyksta precedento neturintys dalykai. Tai taip lengva gauti spunap ir įsiblaškęs, kas vyksta kultūroje ir naujienų žiniasklaidoje. Suklastotų naujienų žiniasklaida ir propagandos naujienų žiniasklaida, bet mes negalime leisti savo gauti spunap arba sugauti į jį, nes visa tai tik dėmesio atitraukimas, kad mūsų akis nuo Jėzaus ir nuo misijos. Mes esame Dievo bendrai įgalioti. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami juos laikytis visko, ką esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Mato 28, 19, 20. Grįžkime prie misijos, o nepraleiskime visą savo laiką plaukiodami žiniasklaidos kloakoje ir be galo daug valandų žvalgydamiesi į pražūtį. Dievas juda. Šeštadienį ir sekmadienį įvairiose Aukso valstijos vietose vyko renginys Pakrikštyk Kalifornija, kurio metu atskirose bažnyčiose ir per pagrindinį renginį Huntingtono paplūdimyje buvo pakrikštyta istoriškai daug žmonių. 2 dienas trukusioje ekstravagantiškoje šventėje buvo parodyta daugybė gyvenimo pokyčių ir dvasinio atsinaujinimo pavyzdžių, kalbėjo pranešėjai, skambėjo šlovinimo muzika, kurią atliko tokie lyderiai kaip Šonas Feuchtas ir Kau. Preliminariais duomenimis, vien tik Huntingtono paplūdimyje buvo pakrikštyta daugiau kaip 6000 žmonių, o dar 6000 žmonių buvo pakrikštyti visos valstijos bažnyčiose. Dievas nepasidavė. Galbūt mes galime pasakyti apie savo kaimynus ką nors paniekinančio, bet Dievas to nedaro. Jėzaus revoliucija prasidėjo Pietų Kalifornijoje, ir ta sėkla gyva bei sveika, o jos vaisius matome ir dabar. Ore jaučiasi dar vieno didžiojo prabudimo kvapas kaip lietus prieš lietų. Pirmadienį CBN News sakė renginį įkūręs pastorius Franci. Dievas vakar uždegė degtuką. Jei Dievas gali tai padaryti Kalifornijos bažnyčioje, tai gali įvykti ir įvyks likusioje Amerikos dalyje. Kaip jau buvo pranešta anksčiau, Kalifornijoje esančios Okeano bažnyčios pastorius Franci praėjusiais metais šokiravo tautą, kai surengė Baptiza Soukal. Renginys sutraukė tūkstančius žiūrovų ir jame buvo pakrikštyta beveik 4200 žmonių. O tai, kaip pranešama,
Tuo metu buvo didžiausias užregistruotas krikštas JAV istorijoje. Tačiau šis rekordas buvo sumuštas po kelių savaičių, kai pastorius Gregas Loris Greglauri surengė panašų renginį ir pakrikštijo daugiau kaip 4500 žmonių. Tame pačiame paplūdimyje, kur prasidėjo Jėzaus revoliucija, juda ir Dievas, nes ten, kur gausu nuodėmės, dar labiau gausėja malonės Romiečiams 5:20. Kuo tamsiau, tuo ryškiau šviečia šviesa. Jei žvelgsime iš šios perspektyvos ir suprasime, kad Jėzus sugrįžta pasiimti savo nuotakos, kuri bus be dėmės ar ydos, kai jis čia atvyks, galime žinoti, kad Dievas valo mus jau dabar, nors tai atrodo sunku, varginantis ir skausmingas procesas. Dievas leidžia, kad įvyktų sukrėtimas. Jei įgysime tokią perspektyvą, nematysime, kad dangus griūva, matysime, kad tai tik problemos dalis. Dievas valo savo nuotaką, medis dreba, daiktai iškrenta, bet daiktai taip pat išliks, o tai, kas išliks, bus ilgaamžiška išliks. Amžinai, šiuo metu pranešama apie atgimimą, nes tūkstančiai žmonių krikštijami Jungtinių valstijų paplūdimiuose ir upėse, šimtai žmonių krikštijami Teksaso fontanuose, nes atgimimo šuliniai sujudėjo. Paryžiuje 25 000 žmonių žygiavo už Jėzų, daugelis jų buvo išgelbėti, išgydyti ir pakrikštyti šventojoje dvasioje. Dar šimtai žmonių buvo išlaisvinti per karalystės į Kapitolijų turą Maine. Pragaro vartai nenugalės, tai gera žinia viduryje beprotybės, todėl neturėtume apsigalvoti ir galvoti, kad viskas beviltiška. Tačiau tai nėra beviltiška, tai kupina vilties, ji pilna vilties. Jei reikia sukrėtimo, kad pabustume ir krisdami ant kelių šauktumės dangaus, kad Dievas ateitų su atgimimu ir dvasiniu pabudimu, tuomet turėtume sakyti, amen. Sukrėšk, Dieve, padaryk, ką turi padaryti, kad būtume pasiruošę ir grįžtume į misiją. Jei kas nors kada nors yra patyręs stiprių audrų, jis tampa jautrus perspėjimams apie audras ir tai verčia jį atkreipti dėmesį, daugiau stebėti ir klausytis, būti budriam ir atidžiam. Audrų sezono metu, šiuo metu ore sklando audros perspėjimai dėl to, kas vyksta mūsų tautoje ir pasaulyje, ir kyla klausimas, ar atkreipiame į tai dėmesį, ar mes klausomės, ar meldžiamės už tai, ką matome ir girdime. Turėtume būti pasiryžę daugiau melstis ir studijuoti Dievo žodį, nei studijuoti ir klausytis naujienų. Turėtume būti pasiryžę tai kompensuoti neleisdami, kad kultūra nusvertų tai, ką žinome, jog Biblija yra tiesa, tai, ką žinome apie mūsų Dievo ir mūsų viešpaties bei gelbėtojo Jėzaus prigimtį, kai pagauname save besižvalgančius į pražūtį ir skaitančius naujienas plaukiojančius realaus laiko naujienų tekstų virtinėse, turime verčiau nusverti svarstyklės Dievo žodžio svoriu, jis pakeis mūsų požiūrį į viską. M4, 35 RANG 51 LSB. Ta diena, atėjus vakarui, jis jiems tarė, pereikime į kitą pusę, palikę minę, jie paėmė jį su savimi į valtį, tokį, koks jis buvo, su juo buvo ir kitos valtys. Kilo didelis vėjas, ir bangos daužėsi į valtį taip, kad valtis jau buvo prisipildžiusi. Pats Jėzus buvo laivagalyje ir miegojo. Ant pagalvės, jie pakėlė jį ir paklausė, mokytojau, ar tau nerūpi, kad mes žūstame? Jis pabudo, sudraudė, sulaikė, sustabdė, liepė liautis vėją ir tarė jūrai. Tylėk, nurimk, ir vėjas nurimo, ir pasidarė visiškai ramu. Jis tarė jiems, kodėl jūs tokie bailūs, ar vis dar neturite tikėjimo? Jie labai išsigando ir kalbėjosi tarpusavyje. Kasgi jis toks, kad jam paklūsta net vėjas ir jūra? Kur buvo Jėzus? Jis buvo valtyje, jis buvo joje, Jėzus nebuvo išorėje, jis buvo su jais. Jis žinojo, kad naktį ežere gali būti pavojinga. Kai jie pažadino miegantį Jėzų, paklausė jo, Jėzau, ar tau nerūpi, kad mes žūvame?
Jėzus atsakė, ne, jie jau buvo matę, kaip. Jėzus padarė daugybę stebuklų, bet dabar juos apėmė panika, ir jie grįžo prie savo senojo mąstymo būdo. Mokiniai pamiršo viską, ką neseniai matė iš arti. Jie pamiršo, kad pats Jėzus buvo su jais valtyje. Panašiai ir mums, išgyvenantiems audrą, reikia joje ieškoti Dievo. Viduryje chaoso, viduryje skausmo ir kančios galime užsimiršti, laikinai užsimerkti arba mūsų akys gali būti nukreiptos į kitą vietą, ir mes imsime elgtis taip, kaip anksčiau. Puolame į panikos būseną. Dievas išvyko, Dievas mus paliko, Dievas mus apleido ir dabar jo nėra šalia. Tačiau Dievas nejuda, mes judame ir jis iš tikrųjų yra arčiau mūsų, kai mes panikuojame. Ir chaoso ir sumaišties arba kai yra didžiulis sutrikimas mūsų gyvenime, jis yra arčiau tomis akimirkomis nei bet kada, bet mes jo tiesiog nematome. Nuraminęs audrą, Jėzus paklausė mokinių, kodėl jūs tokie bailūs. Jėzus, kuris išgydė luošus, prikėlė mirusiuosius ir pamaitino tūkstančius. Apreiškimo 21:8 NLT bailiai įvardijami kaip žmonės, kurie nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš mūsų, apimti panikos, sakė Dievui, argi tau nerūpi tai, kas vyksta? Argi tu nematai, ką aš išgyvenu? Argi tu nesupranti, kaip man skauda? Tokia yra gedulo kalba. Psalmėse tai raudos, kai ateiname pas Dievą ir pateikiame savo skundą. Tačiau Dievas turi labai didelius pečius. Jis gali susidoroti su mūsų sumišimu, mūsų silpnumo akimirkomis, mūsų abejonėmis, savo ištikimybę. Jis pakankamai didelis, kad su tuo susidorotų, bet kai atveriame burną ir pradedame skųstis, turime greitai apsisukti. Daugelyje psalmių Dovydas verkia, kai šaukėsi Dievo dėl susikloščiusių aplinkybių, o paskui matome, kaip jis greitai priduria, bet Dievas, bet aš pasitikiu Dievu, aš pasitikėsiu jo ištikimybę. Jis padaro posūkį, nes pagaliau pradeda jame ieškoti Dievo ir jį randa. Kur? Jo ištikimybėje. Turime suprasti, Dievas niekada mūsų nepaliks ir neapleis. Jis niekada mūsų neaplenks ir neapleis. Kitu atveju, kitos audros metu Jėzus ėjo vandeniu, ir mokiniai manė, kad jis praeis pro juos, bet jis nepraėjo. Jis liko audroje kartu su jais. Ar kas nors iš mūsų dabar išgyvena audrą, arba jaučiasi, kad išgyvena? Tuomet turime joje ieškoti Dievo, nes jis yra ten. Jis niekada nepasitraukė. Dabar, kaip ir mokiniai, turime priimti sprendimą. Ar pasitikėsime juo audroje? Nesvarbu, kas dabar vyksta mūsų kultūroje, kad ir kaip tamsu, nepamirškite, Jėzus yra audroje. Šiuo metu visame pasaulyje stebime daugiau krikštų ir išgelbėjimų, kuriama daugiau bažnyčių. Pogrindinių bažnyčių Kinijoje, Šiaurės Korėjoje ir Afrikoje. Dievas juda visame pasaulyje, jis yra jame, bet mums reikia jo jame ieškoti. Jei dabar nesame audroje, audros prognozuojamos, nes tai gyvenimas, o gyvenimas vyksta puolusiame pasaulyje. Kai ateis audra, turime joje ieškoti Dievo. Jėzus nebuvo už valties ribų, jis buvo joje, ir gera žinia yra ta, kad jis yra ir mūsų valtyje. Jis yra su mumis mūsų audroje. Jis nėra išėjęs, mums net nereikia jo klausti. Ar tau tai nerūpi, nes jis tai daro? Jis yra arčiau, nei mes galime suvokti, nes jis yra už mus, o ne prieš mus. Jis yra su mumis, o ne toli nuo mūsų. Jis yra čia, o ne kur nors kitur. Jis yra čia, su mumis. Jame audroje, malda. Tėv, Jėzaus vardu mes prašome, kad tu apsireikštum jame. Kai ieškome tavęs, apsireikšk. Tai gali būti nedidelis ar epinis įvykis, tai gali būti tik paplekšnojimas per petį. Draugo žinutė ar padrasinanti žinutė. Kažkokiu būdu tu visada mums ką nors duodi, kai mums to reikia. Taigi, tiems iš mūsų, kurie dabar išgyvena audrą, kurie galbūt nepajuto to bakstelėjimo ar neieškojo tavęs joje, suteik mums malonę dabar čia.
Padėti ieškoti tavęs joje šią akimirką šioje situacijoje šiuose aplinkybėse. Romiečiams 8 skyriuje tavo žodis sako, kad tu esi už mus, tad kas gali būti prieš mus. Atsiprašome, kad galvojome, jog tu gali būti ne už mus, ir einame į priekį. Dėkojame tau, kad esi už mus, o ne prieš mus. Viešpatie, mes ieškome tavęs jame. Girdėdami perspėjimus apie audrą ir matydami, kad audra artėja prie mūsų, dėkojame tau, kad tu esi joje, ir ieškosime tavęs joje. Dėkojame tau, Dieve, mes mylime tave ir gerbėme tave Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, birželio 5, 2022. Daugiau. 1 savaitė. Efeziečiams 5, 18 NLT. Jėzus yra daugiau, nei jūs turėjote, o dovana, kurią jis duoda, ir dalykai, kuriuos jis mums atneša, yra daugiau, nei mes turėjome. Kas būtume be jo, pasimetę vis dar bandome jį suprasti, net ir atėję pas Jėzų bandome viską perprasti. Tokia yra tikrovė, kurioje gyvename, bet štai kas Jėzus ir jo meilė mums supranta, kad mes visada ieškome. Ieškome daugiau, tai nėra blogai, niekas taip nepajudina Dievo rankos kaip dvasinis alkis niekas. Ši daugiau idėja yra ta vieta, kur mūsų alkis susitinka su jo pažadais. Tyrinėjame šį asmenį, vadinamą šventąją dvasią. Šventajame rašte jis vadinamas dovana. Šventosios dvasios dovana. Turėtume įsipareigoti atnaujinti savo santykius su šventąja dvasia. Galbūt jūsų bažnyčios aplinkoje apie šventąją dvasią nebuvo daug kalbama, bet jei trokštate daugiau, vadinasi, trokštate šventosios dvasios. Visi mokėmės apie tėvą Dievą tėvą. Turėjome ne tik žemiškąjį tėvą, bet ir dangiškąjį tėvą, kuris mus myli, mumis pasirūpina, o tada sužinojome apie Jėzų mūsų gelbėtoją. Jis yra tas, kuris mus nuveda pas tėvą. Jis yra durys, jis yra kelias, tiesa, gyvenimas, ir per jį mes pateksime pas Dievą ir galėtume sustoti. Galbūt mažai kalbėjome apie šventąją dvasią. Tiesą sakant, šventoji dvasia dažnai buvo laikoma ji, o ne jis. Mums buvo įprasta daug kalbėti apie tėvą ir sūnų. Daugelyje bažnyčių šventoji dvasia buvo marginalizuota, nustumta į šalį arba jai buvo priešinamasi dėl baimės prarasti bažnyčios kontrolę. Bet tai rizika, kurią rizikuojame karalystėje. Kartais tikintieji bėga ne su tuo, su kuo reikia, bet negalime pateisinti to, kad neleidžiame šventosios dvasios judesio, buvimo ir asmens į savo vidų iš baimės, kad kas nors gali suklysti. Jei taip elgsimės, niekada nepajusime jos pilnatvės, o tai ne mūsų širdis, kuri turi būti ne charizmatinė ar penitenciarinė bažnyčia, bet biblinė bažnyčia tvirta doktrinos požiūriu, bet atvira viskam, kas jis yra ir kas jis yra. Efeziečiams 5, 18 NLT. Nebūk girtas nuo vyno, nes tai sugriaus tavo gyvenimą. Vietoj to būkite pripildyti šventosios dvasios. Žodis pripildytas reiškia pripildytas iki galo, gausiai aprūpinti, dosniai tiekti, būti nuolat pripildytam arba visada būti pripildytam šventosios dvasios. Mes turime būti pripildyti iš naujo, turime turėti daugiau. Kodėl? Nes esame nesandarūs indai. Tai geras dalykas. Mums reikia būti nutekėjusiems visur, kur tik einame, nutekėti jo buvimui, nutekėti jo dvasiai, nutekėti jo gyvenimui, jo dovanoms, jo vaisiams. Kristaus asmuo ir šventosios dvasios asmuo. Visur esate nutekėję, todėl turite būti nuolat pripildomi ir jis greitai suteikia pripildymo stotelę, kai esame atviri ją priimti. Daugiau pastoriaus Jimmy pranešimas iš sekmadienio ryto, birželio 5D. Tai gudrus jūsų sielos priešo žingsnis, kad priverstų jūs manyti, jog trečiasis trejybės asmuo yra keistas ir visiškai nepažįstamas. Jo žaidimas priversti jūs bėgti į kitą pusę nuo Dievo dvasios, kad nebūtumėte visiškai pasirengę ir įgalinti įgyvendinti savo tikslą žemėje. Ar galiu būti atviras?
Šventoji dvasia nėra keista ar keista, žmonės yra keistokie ir keistokie, ir įprasta, kad tai, kas priskiriama šventosios dvasios veikimui, iš tikrųjų yra keistų ir keistų. Žmonių darbai, šventoji dvasia yra džentelmenas, priešas yra strategas. Apaštalas Paulius mums patarė, nuolat būkite pripildyti šventosios dvasios. Kitaip tariant, visuomet turime daugiau jos, kurią galime džiaugtis, patirti ir naudotis. Šiandien pakvieskite šventąją dvasią nuolat pripildyti jūs jo buvimo, jo tikslo ir galios. Būtent tai ir norime daryti, pakviesti jį pripildyti mus iki pertekliaus. Jei manome, kad nesame verti, nepakankamai geri, nepakankamai šventi, geroji naujiena yra ta, kad esame verti, nes jis padaro mus vertais ne todėl, kad mes patys save padarome vertais, ne. Todėl, kad patys save padarome teisiais. Mes esame verti, mes esame pastatyti. Ir jis nori mus pripildyti, apsigyventi mumyse ir įgalinti mus. Jono 14:15 RANG 18. Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų. Aš melsiu tėvą, ir jis duos jums kitą sužadėtinį, kad jis pasiliktų su jumis per amžius, tiesos dvasią, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, bet jūs ją pažįstate, nes ji gyvena su jumis ir bus jumyse. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, bet ateisiu pas jūs. Jėzus ir mokiniai valgo paskutinę vakarienę, susėdę aplink stalą, ir Jėzus sako: Aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą pagalbininką, graikiškai parakletos reiškia patarėjas, guodėjas, užtarėjas, gynėjas, draugas, pagalbininkas. Mums reikia visų šių dalykų. Štai kas jis yra ir štai kodėl jis buvo mums duotas. Jėzus savo mokiniams pristato šventosios dvasios atėjimą, 16 eilutė, kad jis pasiliktų su jumis per amžius. Šventoji dvasia nėra skėsčiojanti ar nervinga, kaip tai reiškia, kad ji apibūdinama kaip balandis, tarsi, jei mes per greitai pajudėsime, ji pasišalins, arba jei padarysime ką nors blogą, ji mus paliks. 17 eilutėje. Jėzus ją įvardyja ir išpranašauja, kas įvyks. 18 eilutėje: Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais. Galime jaustis vieniši, bet niekada nesame tikrai vieniši, turime pagalbininką, patarėją, paguodėją, užtarėją, gynėją, draugą, kuris yra su mumis per amžius. Jis ateina pas mus, kai esame alkani. Jono 16:5 RANG 11 NKJV. Bet dabar aš einu pas tą, kuris mane siuntė, ir niekas iš jūsų manęs neklausia. Kur tu eini? Bet dėl to, kad jums tai pasakiau, liūdesys pripildė jūsų širdis. Vis dėlto sakau jums tiesą, jums naudinga, kad aš išeinu, nes jei neišeisiu, sužadėtinis pas jūs neateis, o jei išeisiu, aš jį atsiųsiu pas jūs. O kai jis ateis, jis nuteis pasaulį dėl nuodėmės, teisumo ir teismo, dėl nuodėmės, nes jie netiki manimi, dėl teisumo, nes aš einu pas savo tėvą, o jūs manęs nebematote, dėl teismo, nes šio pasaulio valdovas yra teisiamas. Jėzus, būdamas žemėje, buvo žmogus ir bet kuriuo metu galėjo būti tik vienoje vietoje. Tačiau jis atsiųs šventąją dvasią, kuri gali būti visur tuo pačiu metu. Ar Jėzus iškeliavo? Ar jis pasitraukė? Ką Jėzus pažadėjo išeidamas? Jis pasakė: Aš atsiųsiu jums sužadėtinį. Taigi ar Jėzus atsiuntė jį mums? Tuomet kodėl mes jo bijome? Kodėl sakome, kad 2/3 trejybės yra nuostabūs, bet nesame tikri dėl to baisiojo kito trečdalio? Nuo to, ko bijome, esame linkę bėgti. Tai, ko nesuprantame, esame linkę atmesti. Tų, kurie teigia atstovaujantys šventajai dvasiai, elgesį galime susijęti su pačia šventąja dvasia. Šventoji dvasia yra džentelmenas. Šėtonas yra manipuliatorius ir strategas, ir jei jam pavyksta mus paskiepyti nuo šventosios dvasios, tarsi nuo viruso, jis iš tikrųjų atėmė iš mūsų tai, ko Dievas nori, kad turėtume paties Dievo galią ir buvimą.
Vienintelis būdas, kuriuo mes skelbsime Evangeliją pasauliui, yra šventosios dvasios galia. Ne jėga, ne galybė, bet šventąja dvasia. Gimėme iš naujo tik todėl, kad šventoji dvasia atliko mumyse darbą. Mes ne šiaip nusprendėme sekti Jėzumi. Mes pasakėme taip pasiūlymui, bet tik todėl, kad šventoji dvasia mus įgalino ir supažindino su Evangelija. Be šventosios dvasios darbo negalime pasiekti Dievo jokiais kitais būdais ir vis dėlto bijome jos. Mes nesame pašaukti būti keistuoliais. Mums nereikia bijoti, nes einame tik ten, kur mus veda Dievo žodis, 8 eilutė, jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, teisumo ir teismo. Šis žodis, įtikinti reiškia įtikinti, jis įtikins mus, kad esame nusidėjėliai, kuriems reikia gelbėtojo. Tai šventosios dvasios darbas. Ne jūs nusprendžiate, kad esate nusidėjėlis, tai šventoji dvasia jums atskleidžia, kad esate nusidėjėlis ir kad jums reikia būti išgelbėtam. Tai šventosios dvasios darbas. Jis įtikina mus teisumu, teisumas Dievo akivaizdoje, gebėjimas stovėti tiesiai. Dabar esame teisūs, nes šventoji dvasia daro mus teisius. Mes tapome Dievo teisumu Kristuje, Jėzuje, kaip šventosios dvasios dėka, be to, ji įtikina teisumu, nes šio pasaulio valdovas yra teisiamas. Šėtonas buvo teisiamas, pripažintas kaltu ir nuteistas. Jėzus atėmė iš priešo karalystės raktus, sunaikino mirtį, pragarą ir kapą. Mūsų kūnai gali praeiti, bet mes ne, tai tik perėjimas. Priešas nugalėtas ir, pasak Dievo žodžio, priešas yra po mūsų kojomis. 3 dalykai, kuriuos šventoji dvasia yra. 1. Šventoji dvasia yra mūsų pagalbininkė, parakletos, pašaukta į pagalbą. 2. Šventoji dvasia yra mūsų draugas, jis nori su jumis eiti kartu ir jis nėra keistas. 3. Šventoji dvasia yra Dievas, ne priedas prie trejybės. Trejybę būtų galima palyginti su avokadu, nes išorinė plėvelė, kuri visą tai sujungia, yra tėvas. Jo mėsa, kurią valgome ir kuria mėgaujamės, simbolizuoja patį Jėzų, gyvybės duoną, gyvenimo maistą. Tuomet, viduje esanti sėkla simbolizuojanti šventąją dvasią, kuri mumyse daugina gyvybę, tą, kuri pirmiausia mus patraukia prie Jėzaus. Visi 3 kartu sudaro avokadą. Visos 3 atskiros yra dalys, bet jos kartu tai yra viena iš esmės trivienybė. Apaštalų darbų 5, 3 Angė 4. Bet Petras tarė, Ananijau, kodėl šėtonas pripildė tavo širdį meluoti šventajai dvasiai ir pasilikti dalį žemės kainos savo, kol ji liko, argi ji nebuvo tavo nuosavybė, o po to, kai ji buvo parduota, argi ji nebuvo tavo žinioje, kodėl tai sumanėte savo širdyje. Tu melavai ne žmonėms, bet Dievui, meluoti šventajai dvasiai jūs melavote Dievui. Šventoji dvasia yra Dievas, Jėzus yra Dievas, Tėvas yra Dievas. Paskutinis dalykas, kurį norime daryti, yra nepaisyti Dievo. Bažnyčia, kuri sako, mes nekalbėsime apie šventąją dvasią, mes neketiname ten eiti, tai per daug baisu, tai per daug rizikinga, iš tikrųjų jie sako. Mes nenorime, kad Dievas būtų tarp mūsų, tai griežta, bet tai tiesa. Taigi šią vasarą leisdamiesi į kelionę norime iš naujo susipažinti su Dievu šventosios dvasios asmenyje. Malda, viešpatie Jėzau, prašome tavo malonės. Mums reikia tavęs, mums reikia tavo dvasios, bet mes norime tave pažinti, ne tik sužinoti apie tave. Norime pažinti tave šventosios dvasios asmenyje. Norime pažinti tave tokį, koks esi, kad tu turi asmenybę, tu turi charakterio prigimties bruožų, kuriuos norime ir turime pažinti. Taigi prašome tavęs, kad savo malonę atvertum mūsų protus tam. Šventoji dvasia, mes kviečiame tave jau dabar pripildyti mus iki galo. Prašome, šventoji dvasia, padaryk mus smalsiais, nebijančiais ir padaryk mus alkanus, kad taptume tavęs išalkę. Tik nežinome, kaip tai pasiekti, todėl mums reikia tavęs kaip pagalbininko, kad padėtum mums tai
padaryti. Viešpatie, mūsų gyvenimo išpažinimas yra toks, mes norime daugiau. Viešpatie, mes žinome, kad jau turime tave, bet norime, kad tu turėtum daugiau. Galbūt iš čia ir kyla tas. Daugiau tavęs, bet ir daugiau mūsų. Taigi, viešpatie, pradėdami šią kelionę, kartu kaip bažnyčios šeima, kad labiau pažintume tave, dėkojame tau, kad tu mus į tai vesi ir vedi, Jėzaus vardu. Amen. Tilto bažnyčia Frederiksburgas pastorius Jimmy Pruitt birželio 11, 2023 serija nėra Perfect People LLOED. Sara pasitikėjimo klausimas. Dievas priima mūsų netvarką ir paverčia ją šedevrais. 2 Korintiečiams 12, 9 ESV. Sveiki atvykę į nekvalifikuotų žmonių žygį. Esate tinkamoje vietoje. Dievas nori jūs panaudoti blogiausią akimirką ir blogiausią dieną. Kai Dievas patepa žmogų, jis tai daro ne todėl, kad jis pats savaime yra teisus. Jis neįgalioja jų ne todėl, kad jie viską moka. Jis patepa mus, nes taip nusprendžia, ir todėl, kad mus myli ir žinokite, jūs esate mylimi. Kai Humpti Dumpti nukrito, visi karaliaus arkliai ir žmonės negalėjo jo vėl surinkti, bet Dievas gali. Būtent tokia ir yra šio ciklo tobulų žmonių nebūna esmė, nes žvelgiame į Dievo žodį ir Biblijos žmones, kuriuos esame linkę prisiminti selektyviai, tarsi prisimintume senus gerus laikus. Kartais mes užbėgame Dievui už akių. Kodėl mes tai darome? Tai pasitikėjimo klausimas, o kartais tiesiog nenorime laukti. Biblijoje yra daug žmonių, kurie taip pat nenorėjo laukti, ir viena iš jų buvo nuostabi moteris, vardu Sara. Pradžios 12. Vienas Enivė viešpats tarė Abromui: eik iš savo šalies, iš savo tautos ir iš savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Dievas sakė Abromui: aš noriu, kad tu eitum, bet nepasakysiu, kur, kol tu nepradėsi eiti. Bet kuris iš mūsų pirmiausia norėtų sužinoti, kur eina, tačiau Abraomas turėjo pasakyti Sarai, kad Dievas kalbėjo ir kad jie paliks viską, kas buvo pažįstama, viską, dėl ko jie dirbo, ir eis į vietą, kurią Dievas jiems parodys pakeliui. Tada Sara turėjo padaryti 2 dalykus. Ji turėjo pasitikėti savo vyru ir jo gebėjimu išgirsti Dievą, ir ji turėjo pasitikėti pačiu Dievu. Pradžios 12. 2 Range 4 Enivė padarysiu tave didžią tautą ir tave palaiminsiu. Tavo vardą padarysiu didingą, ir tu būsi palaiminimas. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimina, o kas tave keiks, tą prakeiksiu, ir visos žemės tautos bus palaimintos per tave. Abromas nuėjo, kaip viešpats jam buvo sakęs, ir Lotas nuėjo su juo. Abromui buvo 75 metai, kai jis iškeliavo iš Harano. Kartu buvo duotas pažadas, tačiau šventajame rašte niekada nepasakyta, kad Sara pati išgirdo Dievą, todėl ji turėjo pasitikėti Abraomu ir Dievu. Hebrajams 11, 11 Range 12. Ir tikėjimu net Sara, kuri jau buvo sulaukusi vaisingo amžiaus, galėjo susilaukti vaikų, nes laikė ištikimu tą, kuris davė pažadą. Ir taip iš šio vieno vyro, o jis buvo lyg miręs, atsirado palikuonių, gausių kaip žvaigždės danguje ir nesuskaičiuojamų kaip smėlis ant jūros kranto. Sara nebuvo tobula, ji buvo ponia Dumpti, jos gyvenimas buvo sugriuvęs ir ji darė klaidų, ji ėjo trumpiausiu keliu į Dievo valią. Žvelgiant atgal, tikėjimo salėje neminimi visiškai žmogiški momentai tų, kurie savo laiku buvo Dievo karalystės pradininkai ir ją plėtojo, nes kai Dievas žvelgia atgal, jis nemato mūsų klaidų, paklydimų ar nesėkmių, jis mato mus per atleidimo, gailestingumo ir malonės prizmę. Žydų laiško Hebrajams 11 skyriuje esančiame svarbiausių įvykių sąraše nė vienas iš jų neidentifikuojamas pagal savo klaidas, bet tik pagal pergalę Dieve. Tai ir yra malonė. Pradžios 16, 1 Range 5 NV. Abromo žmona Sarajas jam nebuvo pagimdžiusi vaikų. Ji turėjo egiptietę vergę, vardu Hagarą, ir tarė Abromui: viešpats neleido man susilaukti vaikų. Eik, permieguk su mano verge,
galbūt per ją galėsiu sukurti šeimą. Abromas sutiko su Sarajos žodžiais. Taigi, Abromui pragyvenus Kanain 10 metų, jo žmona Saraja paėmė savo egiptietę vergę Hagarą ir atidavė ją savo vyrui į žmonas. Jis permiegojo su Hagara, ir ji pastojo. Sužinojusi, kad yra nėščia, ji ėmė niekinti savo šeimininkę. Tada Sarajas tarė Abromui: tu esi atsakingas už skriaudą, kurią aš kenčiu. Aš atidaviau savo vergę į tavo rankas, o dabar, sužinojusi, kad yra nėščia, ji mane niekina. Tegul viešpats teisia tarp tavęs ir manęs. Ar Sara pasitikėjo Dievu ir savo vyru? Ji išgyveno visiškai žmogišką akimirką. Ji nusprendė, kad Dievas veikia nepakankamai greitai, ir juokėsi bei tyčiojosi iš Dievo pažado. Jai nusibodo laukti, todėl gimė Izmaelis, kuris vėliau tapo Izaoko, pažado sūnaus. Priešų, pradžios 18:9 RANGE 15 NV. Kur tavo žmona Sara? Paklausė jie. Ten, palapinėje, atsakė jis. Tuomet vienas iš jų tarė: aš tikrai sugrįšiu pas tave kitais metais maždaug šiuo metu, ir tavo žmona Sara turės sūnų. Dabar Sara klausėsi prie įėjimo į palapinę, kuris buvo už jo. Abraomas ir Sara jau buvo labai seni, o Sara jau buvo sulaukusi vaisingo amžiaus. Taigi Sara juokėsi pati savo, galvodama: kai būsiu nusidėvėjusi ir mano valdovas bus senas, ar dabar turėsiu tokį malonumą? Tada viešpats tarė Abraomui: kodėl Sara juokėsi ir sakė: ar tikrai turėsiu vaiką, kai esu sena? Argi viešpačiui kas nors per sunku? Aš sugrįšiu pas tave kitais metais nustatytu laiku, ir Sara turės sūnų. Sara išsigando, todėl melavo ir sakė: aš nesijuokiau, bet jis tarė: taip, tu juokėsi. Suklydusi Sara išsigando ir bandė prisidengti melu, tačiau po metų gimė pažadėtasis sūnus, kaip Dievas ir sakė. Dievas galėjo pasakyti Sarai: dėl tavo nepaklusnumo ir nepasitikėjimo aš atitraukiu nuo tavęs šį pažadą. Tačiau, kaip matome iš šventojo rašto, tokia nėra Dievo širdis ir prigimtis. Kartais manome, kad jei suklydome po to, kai Dievas davė pažadą, galbūt pažadą iš šventojo rašto priėmėme savo, bet dabar mintyse sprendžiame: jei nepadarysiu visko teisingai, Dievas ateis ir atims iš manęs tą palaiminimą. Tačiau tai nėra parašyta šventajame rašte ir nėra tiesa, kad Dievas ko nors iš mūsų atims. Jis taip mus myli, jis taip už mus. Paskutinis dalykas, kurį jis kada nors padarys, tai ateis ir mus apiplėš. Romiečiams 8:31. Kągi turėtume atsakyti į šiuos dalykus? Jei Dievas yra už mus, kas gali būti prieš mus? Dievas yra dėl mūsų ir gali mus susigrąžinti, kad ir kur būtume. Mes esame čia, tai dar nesibaigė. Mes nesame baigti ir nesame per seni, kad įvykdytume Dievo pažadus ir tikslus, kuriems buvome sukurti. Mes nesugriovėme Dievo likimo savo gyvenime. Kartais einame ilgesniu keliu, bet nesame įsukę iš kelio jo tikslo ir jo misijos mūsų gyvenime. Ten, kur yra pulsas, vis dar yra tikslas ir pažadas. Dievo širdis jums, jo troškimas jums yra įvykdyti tai, kam buvote pašaukti rasti savo juostą ir ją bėgti. Mūsų malda turėtų būti tokia: Tėv, tu mane tam sukūrei. Tu mane tam sukūrei. Aš bėgu savo juostoje. Aš vykdau savo pašaukimą. Galingas dalykas pasitikėti Dievu ne savimi, bet pasitikėti tuo, kam Dievas mus pašaukė. Kai kurie iš mūsų gali jaustis kaip Sara, tarsi būtume padarę klaidą. Tiesa ta, kad dėl nepaklusnumo Dievas neatėmė pažado ir palaiminimo, nors šiame pasaulyje yra natūralių ir logiškų pasekmių. Dievas visiškai ir visiškai atleido Sarai. Tačiau Sara pagimdė Izmaelį, nes nepasitikėjo Dievu. Ji nelaukė Dievo. Akivaizdu, kad ji nepasitikėjo savo vyru, kuris girdi Dievą. Buvo pagimdytas Izmaelis, kuris iki šios dienos tapo Izaoko priešu. Natūrali ir logiška pasekmė to,
kad Sara įsisukinėjo prieš Dievą, buvo priešiškumas Dievo tautai. Amžinai šioje žemėje, gyvenime yra du kraštutinumai. Kai kurie žmonės gyvena dėl analizės paralyžiaus. Jie niekaip negali priimti sprendimo, nes niekada nesijaučia turi pakankamai informacijos. Kiti gyvena taip, pasiruošti šaudyti taikytis. Jie išeina į priekį, jie neapgalvoja visko iki galo ir dėl to gali nepasiekti tikslo. Šiame gyvenime kovojame su tuo, kad žinome, jog Dievas mums kažką kalbėjo ir parodė galbūt sapne ar pranašiškame žodyje. Kažką, ką tiesiog žinome savo širdyje, arba skaitome šventajame rašte, kuris mums kalbėjo, ir žinome, kad mūsų gyvenime kažkas pažadėta, bet tai neįvyksta. Turime du kraštutinumus. Dėl analizės paralyžiaus galime niekada nežengti žingsnio link svajonės, pašaukimo, misijos ar gyvenimo tikslo ir liksime įstrigę. Kita vertus, yra tokių, kurie yra git ir done git up and go ir jie viską sugadina, sukuria izmaelius, o paskui praleidžia daug laiko bandydami viską ištaisyti. Kažkur per vidurį yra kelias ir Dievas sako, jei tu stosi į kelią, seksi paskui mane ir eisi kartu su manimi, aš tvarkysiu tavo žingsnius ir džiaugsiuosi tavo gyvenimo detalėmis. Pa 37:23 NLT viešpats vadovauja pamaldžiųjų žingsniams. Jis džiaugiasi kiekvieną jų gyvenimo detail. Dievas tiesiog laukia, tačiau mes į jį įžengėme sekdami jo nurodytais žingsniais laikydamiesi už barščių griovio abiejose pusėse ir sakydami: Taip, viešpatie, kai tu pajudėsi, pajudėsiu ir aš. Kai tu pasuksi į kairę, aš eisiu į kairę, o kai tu pasuksi į dešinę, aš eisiu į dešinę, ir aš nenoriu susikurti Izmaelio, išeidamas prieš tave, bet taip pat nenoriu sėdėti vietoje ir niekada nieko nepadaryti. Kažkur pakeliui jis nori tvarkyti tavo žingsnius ir gėrėtis tavo gyvenimo detalėmis. Hebrajams 11 skyriuje tikėjimo salėje Dievas neatsigręžė atgal ir nevertina Saros padarytų klaidų ir Dievas dabar nežiūri į jūsų gyvenimą ir nevertina jūsų padarytų klaidų. Tai vadinama malonė ir malonė nėra pasyvi, ji galinga. Tai Dievo galia, Dievo stiprybė. Tai Dievo gebėjimas, valdžia ir malonė jūsų gyvenime, leidžianti padaryti tai, ko patys negalite padaryti. Tai malonė nepasyvi ir Dievo malonė veikia jūsų gyvenime, jei esate Kristuje ar esate Kristuje. Malda, dangiškasis tėv, mes ateiname tokie, kokie esame, o ne tokie, kokie turėtume būti. Pasitikime tavimi, kad pasirūpinsi mūsų turėtume būti. Dėkojame tau už privilegiją, pažvelgti į Saros gyvenimą ir suvokti, kad jai ne viskas pavyko visiškai teisingai. Ji užbėgo tau už akių ir bandė sukurti kažką anksčiau laiko, dėl to kilo daugybė problemų, tačiau tavo pažadas vis tiek išliko, nes štai koks tu esi geras, štai koks tu ištikimas net tada, kai mes esame beviltiški. Šventoji dvasia, parodyk mums, ko nori, kad iš šios pamokos išmoktume ir pasimtume. Tikime, kad ateinančiomis dienomis tu mums parodysi ir kalbėsi su mumis. Imk šį žodį, paliesk ir prabilk į mūsų širdis ir išmokyk mus būti kantrius laukimo metu. Kai norime eiti ir viską padaryti, suteik mums malonę vietoj to paskubėti ir laukti tavęs. Viešpatie, pripildyk mūsų kibirus iki kraštų, kad galėtume eiti ir įsilieti, darydami gražią netvarką visur, kur einame. Ir, viešpatie, kad ir kur eitume, parodyk mums vieną žmogų, su kuriuo norėtum, kad kalbėtume, bendrautume, tarnautume gyvenimui. Vardan Jėzaus. Amen. Tilto bažnyčia Frederiksburgas, pastorius Jimmy Pruitt, birželio 12, 2022. Daugiau. 2 savaitė. Efeziečiams 5:18 NLT. Kas aš esu? Aš nesu jėga. Aš nesu vaiduoklis. Aš nesu energija. Aš esu Dievo dovana. Aš duodu gyvojo vandens ištroškusiems. Dvasiškai mirusiems duodu naują gyvenimą. Aš duodu naują pradžią gimusiems iš naujo. Aš duodu dovanas, kad pamokyčiau kitus. Esu, kaip upė, vėjas, ugnis. Ten, kur aš esu, yra ramybė. Ten yra viltis. Ten yra meilė. Ką aš
Darau, aš gyvenu širdyse, gydau sužeistuosius, išvarau demonus, aš atskleidžiu tiesą, aš išaukštinu Jėzų. Ar žinote, kas aš esu? Aš esu amžinasis, aš esu Dievas, aš esu šventoji dvasia. Antroje ciklo daugiau savaitėje mūsų alkis, mūsų desperacija, mūsų troškulys viso to, kas yra Dievas, susikerta su Dievo pažadais. Esame dėkingi už Dievo pažadus. Remiamės tais pažadais. Dievas yra tikras, Jėzus yra tikras, šventoji dvasia yra tikra ir priešas yra labai tikras. Dėl to turime tikėti šventosios dvasios galia ir ją suprasti. Mūsų malda turėtų būti tokia: Viešpatie, leisk mums niekada neatsitraukti nuo žmogaus, kuriam reikia šventosios dvasios tarnystės ir galios. Turime daugiau sužinoti ir atrasti apie šventosios dvasios asmenį, jos veikimą ir galią bei apie tai, ką Biblija sako apie ją. Yra dalykų, kurių vis dar galime išmokti apie šventąją dvasią. Šventoji dvasia, mes norime tave pažinti labiau asmeniškai. Mes kalbame apie asmeninį santykį su Dievu, su Jėzumi, bet mažai kalbame apie asmeninį santykį su šventąja dvasia. Taigi mums gerai sekasi 66 procentai, bet yra 33, kuriuos kartais praleidžiame. Visi turėtume įsipareigoti pažinti asmenį. Apie šventosios dvasios veikimą tarnystę geriau suprasti per šią seriją. Yra grupių ir denominacijų, kurios šventosios dvasios nelaiko asmeniu. Į ją žiūrima arba ji vadinama jėga, galia, arba ji neturinčia asmens ar gyvenimo vertės. Mums tai svarbu, nes jei nesuprasime, kad ji yra asmuo, niekada neturėsime ir nesidžiaugsime asmeniniais santykiais su ja. Per šventąjį raštą galime suprasti, kas jis yra, ką jis daro ir kad jis yra asmuo, ir tada galime pradėti džiaugtis nuolatiniu ir augančiu santykiu su juo, ne su jėga, su kažkokiomis žvaigždžių dulkėmis ar piktdžiugiškomis dulkėmis, bet iš tikrųjų su šventosios dvasios asmeniu. Puikiai knyga Šventosios dvasios asmuo ir veikimas. R.A. Tori, dvasios dvasia, kaip ją atskleidžia šventasis raštas ir asmeninė patirtis. Parakletos arba pneuma kvėpavimas arba vėjas graikiškai tiksliausiai verčiamas kaip šventoji dvasia, priešingai nei šventoji dvasia karaliaus Jokūbo versijoje. Dievas ir jo meilė mums tokia graži, kad jis ir toliau sako: NBIJOKITE. Ateikite arčiau, PRIARTEKITE. Šventosios dvasios asmuo turi asmenybę, protą, valią, emocijas, visai kaip ir mes, kaip pamatysime iš šventojo rašto. Efeziečiams 5:18 NLT. Nebūk girtas nuo vyno, nes tai sugriaus tavo gyvenimą. Vietoj to būkite pripildyti šventosios dvasios, pripildytas graikiškai plerų pleiro, o pažodžiui pripildytas iki galo, gausiai aprūpinti. Dosniai tiekti, būti nuolat pripildytam arba visada būti pripildytam šventosios dvasios. Kodėl? Nes esame nesandarūs indai. Tai yra geras dalykas. Mums reikia būti nutekėjusiems. Visur, kur tik einame, nutekėti jo buvimui. Jo dvasios nuotėkis, jo gyvenimo nuotėkis, jo dovanos, jo vaisiai, Kristaus asmuo ir šventosios dvasios asmuo. Visur esame nutekėję, todėl turime nuolat būti iš naujo pripildyti Dievo mumyse, per mus ir ant mūsų, kad paliestume kitų žmonių gyvenimus ir paveiktume šį pasaulį. Jono 14:16 RANG 18. Ir aš melsiu Tėvą, ir jis duos jums kitą sužadėtinį, kad jis pasiliktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate. Nes ji gyvena su jumis ir bus jumyse. Aš nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Pagalbininkas graikiškai parakletos reiškia patarėjas, guodėjas, užtarėjas, draugas. Pagalbininkas. Pasilikti reiškia gyventi, gyventi, apsigyventi. Šventoji dvasia turi protą, ji yra visažinė, viską žinanti. Dievas žino viską. Jei esate Kristaus sekėjas, gimęs iš naujo, pakrikštytas, jumyse gyvena parakletos, graikiškai reiškiantis patarėjas.
užtarėjas, gynėjas, draugas, pagalbininkas. Jei Kristus per savo dvasią gyvena jumyse, tuomet jūs turite gebėjimą pasinaudoti tuo, kuris žino viską. Kai ieškote sprendimų, jumyse gyvena visažinis viską žinantis vienintelis, kuris gyvena jumyse. Per savo dvasią, kai atsidurėme situacijoje ir mums reikia atsakymo į rimtą klausimą, ir nežinome, iš kur jis atsirado, bet kažkas šovė į galvą atėjo iš mūsų proto ir mes turėjome atsakymą. Tai atėjo ne iš velnio, tai atėjo iš šventosios dvasios visažinio, kuris gyvena mumyse. Biblijoje sakoma, mes turime Kristaus protą, 1 Kor 2:16 šventoji dvasia yra Kristaus dvasia mumyse. Jėzus iškeliavo, kad galėtų mums atsiųsti savo dvasią. Dabar mes turime Kristaus protą, tai reiškia, kad turime gebėjimą pasinaudoti kažkuo, kas pranoksta intelektą. Galime užmegzti santykį su šventąja dvasia, kaip pirmas dalykas, kurį darome, kai mums ko nors reikia, yra sustoti ir pasakyti: šventoji dvasia, aš nežinau, kas čia vyksta, aš neturiu atsakymo šiai situacijai. Yra bendrosios žinios ir konkrečios žinios. Šventajame rašte yra bendros informacijos, bet yra ir konkrečios informacijos. Pavyzdžiui, ką man daryti šioje konkrečioje situacijoje? Geroji naujiena yra ta, kad šventoji dvasia Kristaus protas, kurį turime savyje, turi atsakymą, gebėjimą rasti atsakymą, naudodamasi konkrečią informaciją. Tai, ką daugelis iš mūsų patiria, iš tikrųjų yra dvasinė dovana, vadinama pažinimo žodžiu, kai mums suteikiama konkrečių žinių, kurių anksčiau neturėjome. Tai šventosios dvasios veikla mūsų gyvenime. Ji reiškiasi taip, kaip nori turi protą. Jono 16:13 NKJV. Tačiau, kai ateis ji, tiesos dvasia, ji jūs įves į visą tiesą, nes ji kalbės ne savo autoritetu. Bet ką išgirs, tą kalbės, ir ji jums praneš, kas bus ateityje. Šventoji dvasia mus mokys, ves ir ves į visą tiesą, kai skaitysime žodį. Romiečiams 8:26 RANGE 27. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnybėse. Juk mes nežinome, ko turėtume melsti, kaip turėtume, bet pati dvasia užtaria mus neįsakomais dejonėmis. O tas, kuris tyria širdis, žino, koks yra dvasios nusistatymas, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Šventoji dvasia turi valią, norą, pasirinkimą ar apsisprendimą. Apaštalų darbų 16:6. Kai jie perėjo Frygiją ir Galatijos kraštą, šventoji dvasia jiems uždraudė skelbti žodį. Azijoje draudimas vykdyti savo valią mūsų pasirinkimas, mūsų apsisprendimą. Ar kada nors draudėme savo vaikams ką nors daryti? Tai buvo mūsų valios apsisprendimo pasirinkimo noro panaudojimas, turint konkrečią informaciją. Šventoji dvasia turi valią, ji duoda kryptį, mums reikia pagalbos, kad galėtume melstis. Romiečiams 8:26 RANGE 27. Kai pritrūksta žodžių, nesame palikti vieni, mes turime pagalbą, turime pagalbininką šventąją dvasią. Šventoji dvasia turi emocijas. Šventoji dvasia nėra tik dulksna, garai ar ugnis, sklindanti kažkur dykumoje, kaip Mozė priėjęs prie degančio krūmo. Šventoji dvasia yra asmuo, trečiasis trejybės asmuo. Galatams 5:22 RANGE 23 NKJV. O dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas, susivaldymas. Tokiems nėra įstatymo. Šventosios dvasios prigimtis, savybės ir emocijos. Vaisius įrodymas arba produktas dvasios įrodymas. Šventosios DVSOS produktas. Kantrybė gebėjimas ilgai kentėti su kuo nors. Dievo dvasia duodanti mums šias nuostabias dovanas šventosios dvasios įrodymas. Produktas ir buvimas jos prigimtis, tekanti per mus. Tai lakmuso popierėlis mums patiems ir kitiems, kuris parodo, ar mes gyvename kūnu, ar
Dvasia, bet kas skiriasi nuo šių 9 bruožų, yra kūnas, o ne šventoji dvasia. Vaikščiojimas pagal kūną apima pyktį, įniršį, nekantrumą, nusivylimą, susierzinimą.